Sveiki, mano vardas Rita. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, kaip galima pasidaryti paprastą kompoziciją namų sąlygom. Daugelis namų šeimininkių susiduria su ta problema, kad stalo papuošimas gražus ir įdomus yra arba brangus, arba nepasiekiamas. Tai norėčiau parodyti, kaip galima namų sąlygom greitai ir efektyviai pasidaryti papuošimą stalo. Mums reikia stiklinio negilaus indo, karkaso, bet kurių tankių pavasarinių šakelių. Šiuo atveju aš pasiėmiau drebulės. Ir aišku, be ko neapsieisim, tai yra pavasariniai augalai. Hiacintai, narcizai, tulpės, vėdrynai. Ir be abejo vandens. Taigi, pradedam darbą. Susipilame vandenį. Dedame šakeles. Šakelės turi sudaryti aukštesnį karkaso dalį. Kadangi mūsų storas parafinuotas šniūras arba špagatas yra tvirtas, tai jis puikiai laiko šakeles. Pasirenkame viršui stambesnės. Jeigu šakelės padėtis netokia, kaip mums norisi, mes galim prisitvirtinti ją vielute. Tiesiog sukabinam vieną šakelę su kita. Dekoratyvinė žalvarinė vielutė. Kuo šakelės įdomesnės, to mūsų kompozicija gausis netradicinė. Susidėjome šakeles, pasidarėme viršutinę karkaso dalį. Laikas dėti gėles. Tulpės. Visada tulpių įdomi forma, niekada nereikia bijoti, kad jos nulinkę, o ne tiesios. Labai smagu. Komponuojame gėles tarp šakelių. Karkasas prilaiko apatinėje kotelio dalį, šakelės prilaiko žiedus. Taigi mūsų kompozicija nenukris. Keičiant gėlių kryptį ir padėtį galima išgauti norimą formą, kaip jos turi atsidurti puokštėje. Jeigu pasuksiu taip, jinai kris. Jeigu pasuksiu atgal, jinai stovės. Siūlyčiau imti ne visas gėles vienodai išsiskleidusi. Žiedas pilnai išsiskleidęs, žydės trumpiau. Pumpurai džiugins jūs dar ir po kelių dienų. Susidėliojame tulpes. Laikas žaisti su vėdrynais. Niekada negalvokit, kad puokštės komponavimas savo stalo papuošimui yra sunkus ir varginantis darbas. Galvokit apie tai kaip apie atsipalaidavimą, apie meditaciją ir tai, kaip jūs norit nustebinti savo šeimynykščius. Tuomet bus malonu dirbti ir kūryba eisis daug lengviau. Su tulpėmis ir vėdrynais mes beveik užsipildėme savo kompoziciją. Todėl dėl spalvos akcento įdėsime keletą narcizų ir kelis hiacintus. Kadangi pavasarinė kompozicija daugiausiai diktuoja augimą. Ta prasme, žolės kalimas į žiemus, visų gėlyčių išlindimą iš po sniego, mūsų kompozicija vegetatyvinė. Tai reiškia augimas ir į viršų.
Nedarysim jokios formos, jokių įmantrių išsukimų. Tiesiog vegetatyvinė kompozicija, tai reiškia kaip pievelės augimas. Todėl stengiamės, kad gėlės į kompoziciją eitų taip, kaip ir gamtoje. Jeigu jinai taip nulinkus auga, tai ir dedam į kompoziciją, kaip jinai auga. Mūsų kompozicija eina į pabaigą. Paskutinis akcentas yra heleboras, arba dar vadinama žiemos rožė. Jį panaudosime vietoje žalumos. Užpildyt apačią. Kadangi mūsų kompozicija nekišama į floristinę kempinę vadinamą oazę, tai mum jos pilnai uždengti, slėpti kraštų nereikia. Mes puikiausiai susimerkiam augalus į savo gamybos karkasą. Dažniausiai indas diktuoja puokštės formą. Kadangi mūsų indas yra cilindro formos, tai ir kompozicija turi augti į viršų. Štai ir baigiame savo pavasarinę vegetatyvinę kompoziciją, simbolizuojančią pavasario atbudimą, augalų augimą ir visko pradžią. Tikiuosi, jums bus labai nesunku pasidaryti ją namie ir pasipuošti savo stalą. Norėčiau pridurti, kad pavasariniai augalai labai greitai geria vandenį. Todėl nepamirškite pastoviai pažiūrėti ir dapilti vandens. Sėkmės!